Savo trumpose kontempliacijose jau esame kalbėję apie šį savaitgalį Klaipėdoje vyksiančius renginius. Tačiau kol kas neapžvelgėme, kaip jiems ruošiamasi, o juk akivaizdu, sudominti miestelėnus ir svečius, bei išlaikyti jų dėmesį, kai viskas aplink sparčiai kinta ir informacijos srautas nenutrūksta, nėra paprasta. Todėl pasirengimas tokio masto renginiui ilgas ir kruopštus procesas, apimantis logistiką, komunikaciją, saugumą ir žinoma dalyvių patirties kūrimą. Šis vaizdo įrašas neturi konkrečios temos, tačiau yra skirtas svarbiam įvykiui – Olimpiniai dienai Klaipėdoje. Tad kol vyksta generalinė mūsų šalies trispalvės iškėlimo repeticija, mes kviečiame pasižvalgyti drauge, kaip šiandien atrodo Klaipėdos piliavietės teritorija, besirengianti rytojaus šventei. Renginys prasidės jau nuo 9 valandų ryto, o 11 valandą oficialus atidarymas. Vakarą vainikuos nemokamas Vido Bareikio koncertas, kuris vyks 19 valandą. Lankytojai galės atsiimti dalyvio pasą informacijos centre arba LT mobiliojoje programėlėje, rinkti taškus už išbandytas veiklas ir juos iškeisti į prizus, medalį, kuprinę, marškinėlius, Decathlon kuponą ar kaklaskarę. O įsimintiniausias šventės akimirkas, kaip visada, parodysime ir mes. Likite kartu su Klaipėda TV.